Ne, čia kalbė. Pabandom dabar. Yra garso, Asta negirdi, ar dabar pabandėm prisijungti, ar yra? Yra. Liuks. Taigi pasirepetavom, reiškiasi. Jeigu silpnai, tai pasigarsint gal, nes daugiau pas mane nustatymai viskas yra tvarkoj. Ir mikrofonas prijungtas, tai turėtų būti viskas gerai. Taigi, trečia paskaita, pradedam iš naujo, antras dublis. Šiandien esu ne vienas, šiandien kartu esu su Sandra. Sandra, prisistatyk, kokie tavo sąsajos su ACR ekstremalių bėgimų su kliūtimis, ACR sportų pasiekimai. Mano pagrindinis pasiekimas tai, kad esu Spartan Europos čempionato 3 vietos nugalėtoja. Taip pat aktyviai dalyvauju įvairiose ekstremalaus bėgimo su kliūtimis varžybose, kaupiu patirtį ir tikrai turiu kuo pasidalinti. Tai ši tema labai aktuali, manau, visiems besidomintiems ACR. Liuks, ačiū. Tai trečioji paskaita iš 8 paskaitų ciklo, paskaitos tema ekstremalus bėgimas su kliūtimis, kaip fizinio aktyvumo, laisvalaikio forma, pagrindiniai principai. Plati tema, apžvelgsim nuo pradžių, šiek tiek įvado apie patį bus ekstremalų bėgimą su kliūtimis, istorijos ir kaip tai galite įtraukti kaip laisvalaikio praleidimo formą tiek vienas, tiek bendrai su šeima ar bendraminčiais. Taigi, jungiam kitą sklaidę. Taigi, kas yra tas ekstremalus bėgimas su kliūtimis? Ekstremalus bėgimas su kliūtimis, angliškai tai Obstacle Course Race arba sutrumpintai OCR, yra sparčiai visame pasaulyje populiarėjanti sporto šaka. Varžybų metu dalyviams reikia ne tik nubėgti tam tikrą distanciją, apie kurią mes pakalbėsim vėliau, kokios yra distancijos disciplinos, bet ir įveikti įvairias natūralias arba specialiai įrengtas kliūtis. Šis sportas jau seniai tapo ne tik pramoga, nes didžiausi renginiai pritraukia tūkstančius dalyvių, o pasaulyje vis garsiau kalbama ir ne tik kalbama, bet ir daromi veiksmai, kad šis sportas galėtų būti įtrauktas į olimpinių žaidynių programą kaip atskira disciplina. Taigi, dažniausia varžybose dalyviui tenka nubėgti 5-10 km ir įveikti nuo 10 iki 30 kliūčių. Kliūtys gali būti įvairios, tiek specialiai įrengtos, tiek ir gamtos, tarkim, brizdimas upelio vaga, lipimas per nuvirtusį medį, kokių dar būna mūsų sporto kliūčių. Įvairiausios purvo kliūtis. Būna netgi specialūs bėgimai purvuose sukurti. Miško trasos įvairios. Taip, pagrindė, tai šitas mūsų sportas yra bekelė. Retai yra varžybų, kurios vyksta stadionuose arba miestuose, bet tai labiau išimtis negu taisyklė. Ir ekstremalus bėgimas su kliūtimis, pabandžiau išskirti pagrindinės disciplinas, pagrindinės trasas. Tai angliškas pavadinimas Ninja Track, tai yra trumpoji trasa, kurioje bėgimo praktiškai nėra. Dažniausiai trasa būna iki 100 metrų ilgio ir dalyviui tenka įveikti apie 10 kliūčių. Praktiškai viskas ant rankų, yra kelios balansinės dažniausiai kliūtys. Tai tiem žmonėm, kurie nelabai mėgsta bėgioti, o kaip žinom, ne visi mėgsta bėgioti prisijaukinę bėgimą, tai būtent išmėginti jėgas skriejant žiedais ir visokiom kitom konstrukcijom, tai labai tinkamas Ninja Track. Taip, toliau, kas toliau turim? Toliau turim trumpą distanciją, tai 3 km distancija su mažiau kliūčių, Kėdainių dažniausiai. Dažniausiai Europos pasaulio čempionatuose short distance, trumpa distancija būna apie 30 kliūčių. Tai toliau
tokia standartinė vadinasi distancija Europos pasaulio čempionatas, tai būna apie 15 km ir varijuoja įvairiai, kliūtis nuo 40-50, gali būti netgi iki 100 kliūčių. 2000, dabar bijau sumeluoti, 18 metais pasaulio čempionatas norėjo gražų skaičių apvalų padaryti, tai standartinių distancijų buvo priskaičiavę 100 kliūčių, čia kai kurios kliūtis buvo labiau pritemptos prie skaičiaus negu tikros kliūtis, tarkim, bėgi peršok nuvirtusi medį jau traktavo kaip kliūtį. Tai realiai kliūčių buvo apie 70, 30 buvo pritempta prie gražaus skaičiaus. Taip, toliau. Toliau komandinė distancija. Ji dažniausiai būna kaip standartinė distancija varžybose, kai dalyvaujame. Tai irgi kiekvienas gal kartais būna iš tikrųjų varžybos, kai kovoja kiekvienas už save, bet tuo pačiu būna ir komandiniai įskaitoje. Ar kaip Europos čempionate, mes neseniai Italijoje dalyvavome, tai bėgome kartu su komanda ir įveikinėjome kartu kliūtis, padėdami vienas kitam. Pabandžiau perjungti techninis pataisimas, pabandžiau perjungti mikrofoną, nes Darius sakė, kad ūžia garsas. Parašykit, ar dabar garsas gerai yra, ar ne. Liuks. Jeigu gerai, tai gerai. Tai komandinė distancija aš dar pridurčiau, kad yra arba estafetės principų vykdoma, kai trasa paskirstoma į 4 dalis. Tai vieną dalį bėga greičiui, vadinkime, atletas, kita dalis yra jėgos kliūtis, trečia techninės kliūtis, kur rankomis įveikti orį reikia. Ir 4 dalis tai yra, kai reikia visiems kartu įveikti kliūtis. Bet šiais metais Europos čempionate buvo nuo pradžių iki galo visa komanda, visi 3 dalyviai. Komandų 3 dalyviai būna bėga kartu. Toliau išskyriau ultradistanciją, tai ultradistancija prasideda nuo virš maratono, kas yra virš 42 km, tai taip pat yra neretas dalykas OCR varžybose, kai reikia 50 km trasą įveikti su kliūtimis. Ir paskutinis yra 24 valandų OCR varžybos. Tai irgi super ekstremalus potyris ir tokių varžybų nėra daug rengiama. Čia daugiau galbūt Spartano rengėjai užsiema šitomis varžybomis. Dainiau, tu plačiau papasakotum, nes ir man pasako ir labai įdomiai. Patys nebandė dar tokių, čia iššūkis. Tai didelis. Varžybos vyksta rato sistema, dažniausiai trasa būna 20-21 km ir per 24 valandas dalyvis turi kuo daugiau ratų įveikti ir kas daugiau įveikia, tas ir laimi. Čia, kaip supratot, pareikalaujančios tikrai ištvermės, 24 valandas, diena, naktis, gali būti ir šaltis ir viskas, tai sudėtingos sąlygos. Ir daug kilometrų įveikiama per 24 valandas. Parodysiu trumpą filmuką, gal ne tokį trumpą, kaip atrodo OCR varžybos, kas dar nežinot, kad susidarytumėt įspūdį, apie ką mes čia šnekam. Čia varžybos vyko Lenkijoje, būtent šitas filmukas. Lenkija yra labai populiaru OCR sportas. Daug atletų, daug varžybų vyksta, praktiškai vos ne kas antrą savaitgalį galima dalyvauti kažkokiose varžybose. Čia galite pastebėti ir Dainių šokinėja per kliūtis. Taip, tai kaip matot, įvairios kliūtis ir ne tik rankom ir nešti padangą, su padanga ten reikėjo bėgti maždaug apie kilometrą atstumo ir įveikti dar kliūtį kartu, ar 2 kliūtis dabar neatsimenu. Ir smagu, kad kliūtis varžybose ne visada kartojasi, iš tikrųjų visada gali patirti naujų iššūkių, išbandyti naujų kliūčių. Rengėjai mėgsta nustebinti. Ypač Ranmagedon varžybos, tai savaitę vyksta, turi sukūrę ir sistemą Ranmagedon lygos, kur galima kovoti ne kaip vienose varžybose, bet susirinkti taškus ir kovoti finaluose. Taip, taip pat vėl techninis pataisimas buvo. Greičiausiai čia laido problemos. Kitą kartą ištaisysim, pasirinksim geriau, kad būtų viskas. Atsiprašom, leidžiam toliau. Žiūrim.
Tai kaip matot, ir sunkumų kliūtis, kur reikia tempti kažką tai sunkiai. Smagu, kad reljefas yra dažniausiai skirtingai parinktas. Ar būna trasa smėlis, kalnai, visą laiką tokie netikėtumai laukia trasoje. Taisom techninius nesklandumus su mikrofonais. Praeitas dvi paskaitas buvo viskas turbūt pakankamai gerai. Šį kartą šiek tiek prasčiau viskas. Tai, kaip matot, ir šliaužimai, ir vanduo, ir viskas. Ir prieš pabaigą dažniausiai būna kliūtis, kurias reikia įveikti rankomis. Dažniausiai iš tikrųjų nepaminėjom, kad yra dalyviai suskirstyti į kelias kategorijas. Tai yra elito, kurie turi raištį ant galvos ir gali bandyti kliūti kiek nori kartų, bet jeigu jos nebeįveikia, turi atiduoti raištį ir pasitraukti iš varžybų. O galima dalyvauti tiesiog kaip open kategorijoje ir bandyti kliūtis taip pat kiek nori kartų, bet varžybas užbaigs, nes yra galimybė daryti burpees ir finiše gauti medalį. Taip. Ir turim klausimą, kuri kliūtis jums patinka labiausiai. Tai man labiausiai patinka kuo sudėtingesnė kliūtis, kad būtų ją iššūkis įveikti. Tai manau, kad kažkuri iš kliūčių, kur reikia įveikti einant rankomis, netgi sunku pasakyti. Turbūt iš Ronmagedon varžybų ežys yra mėgstamiausia kliūtis, nes pakankamai gerai sekasi įveikti, tačiau jinai yra sudėtinga. Tau, Sandra, kuri kliūtis yra mėgstamiausia? Mėgstamiausia. Multirigas, bumbulai, todėl kad sudėtingiausia, labiausiai noriu ją visada įveikti. Tai manau, kai ją įveikiu, jinai tampa mano mėgstamiausia. Supratau. Dar turim klausimą sunkiausios OCR varžybos. Kokios tavo, Sandra, sunkiausios OCR varžybos, kuriuose esi dalyvavus? Sunkiausias, galbūt sudėtingiausias, tai buvo patirtis Europos čempionate, kur ir techniškai sudėtingos kliūtis, man dauguma naujos, reljefas, daug sukilimo, lipimo į kalnus ir daug dienų, 3 dienos dalyvavimo. Tai tikrai sudėtingos varžybos. Ir turbūt apsunkino tai, kad kliūčiai veikti vieną bandymą. Vienas bandymas, taip pat oro sąlygos, karšta. Taip, o man sudėtingiausios varžybos, kiek esu dalyvavęs, tai yra Bizon Race vykstančios Baltarusijoje varžybos. Tikrai sudėtingos varžybos ir daug kliūčių, kur reikia veikti rankom, viena po kitos, pakankamai ilgos ir turiu, kaip sakant, dar nebaigtą reikalą su jom. Paskutinį kartą dalyvau turbūt tik tai prieš 3 metus. Turiu vėl tikslą sugrįžti ir pirmiausia veikti trasą, save, o gal ir varžovus. Klausimas iš Modesto, ar jau standartizuotas 100 metrų nindė ruožas olimpinėms varžyboms, ar dar vyksta modifikacija? 100% atsakyti šitą klausimą negaliu, bet pagal paskutinius, kiek žinau, tai dar vyksta testavimas ir tokio, kad grinai, kuris bus, tai dar nėra, bet šito vietoje galiu klysti ir galiu nežinoti. Taigi, klausimas iš Dariaus, kokie prizai nugalėtojams? Garbė. Skirtingos varžybos, skirtingi prizai, bet iš tikrųjų, kaip ir Dainius sakė, ne dėl prizų į šitas varžybas vykstant. Taip, čia kol kas dar iš prizų išgyventi nelabai išeina, tai prizai daugiau nugalėtojas prizus gavęs labiau pasidengia dalyvavimo išlaidas, negu iš to kažką uždirba. Taigi, taip pat pereinam prie toliau skaidrių, tai gal girdėjot, gal negirdėjot, tačiau nori bandyti nuo 28 metų olimpiados įtraukti šiuolaikinės penkiakovėje vietoj 5 rungties, kurioje buvo žirgų rungtis per barjerų šokinėti.
Tai ją nori pakeisti OCR Ninja trasa, trumpa trasa, tik 100 metrų, apie kurią klausė Modestas. Tai dabar vyksta bandymai šios naujos rungties ir jau bandymai prasidėjo gegužę, tai jau vyko Turkijoje, Filipinuose, Italijoje, visai nesenai prieš porą savaičių ir Lenkijoje buvo ir panašu, kad pakeis. Aš manau, kad šitas sprendimas yra ir naudingas ir ekstremaliam bėgimui su kliūtimis kaip sportui. Daugiau žmonių pamatys. Ir mano tokia nuomonė, kad kur yra sportas, ten vietos gyvūnam neturėtų būti. Kaip panaikino iš olimpinių žaidynių, kadaise dar Paryžiuje, dabar tiksliai bijau sumeluoti metus, bet tikrai 1900 kažkelintais metais buvo šaudimas į karvelius, į balandžius. Tiesiog paleidžia, paskui pakeitė lėkštutę. Tai manau, kad tai neišvengiamai ir sportas eina į priekį ir neturėtų būti olimpinės žaidynės sporte gyvūnai. Kaip tu manai, Sandra? Pritariu, žinoma. O kaip jūs, klausytojai, galvojat, ar sutinkat su mano nuomonė, kad kur sportas, ten gyvūnam ne vieta, vadinkim, išnaudojami, kur yra bėgimas, tarkim, su šunimis draugė, tai kaip ir šiek tiek iš dalies pateisinu, bet irgi šuo tempia žmogų. O kur atsėdi ir joji ant žirgo, nežinau. Parašykit, ar pritarėt, ar nepritarėt. Turi būti tik žmogus, Modestas. Pritariu. Šiek tiek apie ekstremalaus bėgimo su kliūtimis istoriją, tai matot iliustraciją iš George'o Herbertso knygos Physical Education, kuri išleista 1913 metais. Jau tada buvo, vadinkim, ekstremalaus bėgimo pagrindai, kaip geras fizinis pasiruošimas traktuojamas. Ir atsakyti klausimą, kada tiksliai prasidėjo ekstremalus bėgimas su kliūtimis kaip sportas, yra sudėtinga. Kiek pavyko rasti informacijos, pirmosios panašaus formato varžybos buvo 1987 metais, kas dabar vyksta, tačiau jau ir anksčiau buvo 1903 metais Prancūzijoje varžybos tokios kaip mylios bėgimas, mylios važiavimas su dviračiu, mylios bėgimas įveikiant griovius, persišokant senelės, perlipant, balanso kliūtis įveikiant ir mylios plaukimas. Tai čia toks miksas triatlono ir ekstremalaus bėgimo. Tai tikslaus negaliu pasakyti, tačiau antro pasaulinio karo metais labai suklestėjo kliūčių ruožas, ypač kariuomenėje. Tiek amerikiečių, tiek prancūzų, tiek anglų, tiek radau informacijos apie kadetams pritaikytus ir kursantam pritaikytus kliūčių ruožus, kuriuos jie turi veikti per tam tikrą laiką. Tai kaip matot, ką pavyko rasti iš nuotraukų, tai yra irgi ir monkey baras, vadinamas, kur rankom kopėtėlėm įveikti, ir sienos, ir balanso kliūtis, ir lindimas pro vamzdžius. Tai puikus fizinio pasiruošimo sportas. Turim klausimą, kiek metų jūs sportuojate? Žiūrint kokį sportą. Kiek, Sandra, metų tu sportuoji? OCR tai 3 metai, iš tikrųjų dar jauna šiame sporte, bet aktyvi. O su sportu tai visada draugavau, iš tikrųjų, pat vaikystės. Bėgiojau įvairiai ir sporto salė, o atėjau į šį sportą. Aš ekstremalų bėgimą su kliūtimis jau sportuoju 6 metai. Profesionaliai, vadinkim, jau 5 metai, kaip žiūriu į tai ir kaip sportuoju profesionaliai. O kaip Sandra ir sakė, kad su sportu visada draugavo, tai aš taip pat su sportu visada draugavau. Esu buvęs profesionalus futbolininkas, tai futbolą žaidžiau nuo 8 metų, o iki tol dar buvo įvairių būrelių. Taigi, apie ekstremalaus bėgimo varžybas vykstančias Lietuvoje. Tai pirmoje vietoje paminėsiu, kad 2023-2024 metais Ekstremalios sporto asociacija OCR Baltic Warriors komanda rengs 3 varžybas, kuriuose galima bus sudalyvauti, ir kol kas taip galiu per daug nesigiriant teikti, kad tai bus varžybos
techniškiausių savo kliūtimis. Apie tai mąstom. Taip pat yra ir kitų varžybų Lietuvoje. Alfa Runas, kuris vyksta šalia Vilniaus, bėgimas miškais, irgi su pakankamai techniškai sudėtingomis kliūtimis, irgi kasmet ruošia naujovių, turi kliūčių ruožą ir vaikams, ir šeimos gali dalyvauti, ir yra įvairių distancijų. Bebro kelias, taip pat labai smagus renginys, daugiau skirtas bėgioti purvuose. Gal tiesiog išvardinkim, paskui pereisim prie kiekvieno dar atskirai. Ir OCR Lietuva organizuojamos varžybos. Taip, ir dar yra kitų, šiek tiek mažiau vertų paminėjimų dėl savo organizuotumo ir nestabilumo, vadinkim taip. Klausimas, ar OCR Baltic Warriors Race, ar bus galima gauti kvalifikacijas į tarptautinius turnyrus? Į tarptautinius turnyrus turbūt turite omeny Europos ir pasaulio čempionatus. Tai visą informaciją sekite naujienas apie renginius, bus pasidalinta OCR Baltic Warriors Facebook'e. O jeigu pajuokaujant į tarptautinius turnyrus, į Ranmagedoną išrašysiu leidimą keliauti kvalifikaciją. Taigi, apie Ekstremalios sporto asociacijos ir OCR Baltic Warriors mūsų rengiamas varžybas, tai numatoma 10 km traso varžybos su 20 plus kliūčių. Kaip minėjau, turėsim daug techniškų kliūčių ir orientuosimės ne į purvo bėgimą, ne į išsipurvinimą, bet į kliūtis. Taip pat bus ir 1 km vaikų trasa, kur mūsų mažieji galės išbandyti savo jėgas. Taip pat ir tą 10 km galės išbandyti. Ne tik profesionalai, bet ir norintys išbandyti savo jėgas, tik aišku, skirtingose kategorijose. Taigi, apie Alfa Run Sandra jau šiek tiek užsiminė, daugiau pašnekėjo, tai Alfa Run siūlo dvi skirtingas trasas suaugusiems, tai yra 10 km su 20 kliūčių ir 5 km trasa su 15 kliūčių. Kaip minėjau, ir miškas bėgimas, ir purvo šiek tiek būna. Taip. Ir vandens, ir tikrai daug visko. Ir taip pat paminėjau, kad yra 1 km vaikų trasa, į kurią, jeigu tėveliai užsiregistruoja į varžybas, tai vaikai gali dalyvauti nemokamai. Kiek atsimenu, nuo 5 metų amžiaus vaikam galima dalyvauti. Bebro kelias. Tai 5 km varžybos su 15 kliūčių, daug pelkių, daug purvynų. Smagi dalis, kad jie turi taip pat ir naktinį bėgimą. Taip pat šitas visas kliūtis įveikiama su prožektoriais ant galvos, tamsoje. Mes šiemet išbandėme, tai tikrai ekstremalu ir įdomu. Atrodo visai tas pats ruožas kitoks naktį. Taip, ir taip pat turi ir 500 metrų vaikų trasę, šiemet nebuvo, tačiau kitais metais žadėjo, kad bus. Ir tokį renginuką, kaip Padėk tėčiu vadinasi, tai yra anksčiau būdavo per tėčio dieną, kur visa šeima su savo tėčiu ar dar ir mama ir seneliais gali bėgti ir vieni kitiem padėdami įveikti trasą. Lenkijoje vykstančiose pavyzdys Ranmagedono varžybose yra organizuojamas family, tai yra šeimos bėgimas, kur registruojasi šeima, bėga kartu šeima, tai yra pramoginis bėgimas, be nugalėtų, be apdovanojimų, bet svarbiausia tai yra, kad kartu praleisti laiką šeimai ir sudalyvauti. Vaikų bėgimas. Vaikai labai mėgsta varžytis, lysti į purviną vandenį, šliaužti, ropoti, lipti. Tai tikrai, manau, tėvų pareiga yra skatinti vaikus aktyviau judėti, o tai geriausia rodyti savo pavyzdžių. Taigi, prie mūsų paskaitos temos, kad ekstremalus bėgimas kaip fizinio aktyvumo laisvalaikio forma, tai kadangi jau pristatėm ekstremalų bėgimą, papasakojom, supažindinom, tai tikrai šeimoms rekomenduojam važiuoti į ekstremalaus bėgimo varžybas. Kaip matėte, išvardinom Lietuvoje vykstančias, tai
per metus dabar galite suskaičiuoti 5-6 varžybos, tai dažniausiai vyksta šiltuoju metų laiku, nuo pavasario iki rudenio, tai kas mėnesį galite susiplanuoti su visa šeima išvyką savo laisvalaikį praleisti ekstremalaus bėgimo varžybose ir tikrai patirti neišdildomų įspūdžių. Parodysiu filmuką, kaip atrodo vaikų bėgimas varžybose. Gal susigundysit ir savo mažuosius leisti. Varžybos čia realiai yra kaip imitacija suaugusiųjų varžybos, tai toks kaip ir mini pasiruošimas rimtesniems varžyboms, kliūtis sumažintos, bet tikrai ne ką lengvesnės. Būna vaikams ir sienų, ir žiedų. Tikrai smagu. Ir į tą patį purvą, būtent šitas filmukas yra pavasarinis, kaip mato, dar medžiai be lapų nėra šilta, bet vaikams iki kelių reikėjo bristi į vandenį, per pelkytę tokią bristi. Tai tenka ir aukščio baimę įveikti, ir vandens. Būtent pat Lenkijos Ranmagedon varžybos taip pat turi vaikučiam ir kategorijas. Yra elito bėgimas, jau stiprių vaikučių, ir yra open bėgimas, kur gali bet koks vaikas išbandyti, tiesiog įveikti trasą, galima ir su pagalba. Ir finiše jų laukia medaliai, o elito dalyvių netgi taurės apdovanojimai, taip pat kaip ir suaugusiųjų. Ir garsas būna, taurės būna lygiai tokios pačios kaip suaugusių, tai motyvuoja sportuoti jaunimą. Ir balanso kliūtis, ir sunkumų nešimo kliūtis. Trasos nebūna labai ilgos vaikams, įveikiamos kiek iki 2 kilometrų. Panašiai, 2-3 iki 2-3 kilometrų, nedaugiau. Jeigu kalnuota vietovė, tai vaikučiai gauna ir įkalnių, nuokalnių. Kaip šauniai žiedais karstosi. Ir kaip Sandra minėjo, gauna visi po medalį, atsigerti. Rėmėjų įvairias dovanėlės. Motyvacija tikrai didelė važiuoti. Ir iš tikrųjų tėvams yra be galo smagu stebėti tos savo dalyvaujančius vaikučius. Kartais tu jauti daug didesnį jausmą, malonumą, stebint tą vaiką, kaip jisai įveikia kliūtis, nei atrodo pats kartais dalyvauja. Taip, turim šiek tiek klausimų, tai prieš tai klausė, gal dar bus atsakyta, bet kur galima profesionaliai treniruotis šiam sportui, ar čia daugiau individualus dalykas tarp entuziastų? Į šitą klausimą bus vėliau atsakyta. Taip pat klausimą turim, kokio amžiaus vyriausią žmogų esate sutikę varžybose? Geras klausimas. Bet daug vyresnio amžiaus tikrai yra žmonių. Esu matęs turbūt, ta prasme, 80 plus amžiaus žmonių, kurie dalyvauja varžybose, bėga, veikinėja kliūtis, tai tikrai. Tai nėra, kad iki kažkokio amžiaus. O iš profesionalų pusės, vadinkime, Europos pasaulio čempionatuose vyriausia grupė yra 60 plus ar 65 plus, dabar bijau sumeluoti. Tai jau nuo tos amžiaus grupės paskui nebeskirsto. Spartan varžybose tikrai esu mačiusi ir moterį virš 70 metų. Bet iš tikrųjų tie žmonės, kai pasako savo amžių, net niekada nepagalvotum, kad jiems tiek metų. Sportas sustabdo metus. Taip. Labai net. Taigi, apie ekstremalų bėgimą kaip laisvalaikio praleidimo būdą, tai idėjos. Darbo kolektyvo vieningumo kūrimas, tai yra team buildingas, angliškai kaip šnekant. Tai
atvažiuokit į varžybas su savo darbo kolektyvu, susiorganizuokite, ar tai būtų kažkokia įmonė, ar tai būtų gaisrinė, policija, kas nors, bet manau, mokykla. Su giminė galite atvažiuoti irgi, tai čia kaip ir, tai dėl ko tai yra naudinga kaip komandos kūrimui vieningumo, tai padėsite vieni kitiems įveikti kliūtis. Jeigu yra kliūtis, kur vieni žmonės nesugeba patys įveikti, tai bėgant varžybose Open kategorijoje galima nešti vienam kitą, padėti, prilaikyti ir taip pat nugalėsit savo vidinės baimės, nes tenka per ugnį šokti, aukštis, ledas, vanduo, visos stichijos, tamsos uždarų patalpų baimė, jeigu tenka lysti tamsių vamzdžių arba iškastų griovių, kur viršus uždengtas su nepermatoma plėvelė, tai manau, kad taip. O galbūt jūs norėsite aplenkti savo kolegą, nors kuris yra pasipūtėlis arba viršininkas, tai irgi motyvacija bus, pasiūlykit sudalyvauti. Kad ir koks būtų tikslas, vis vien patirsite išgyvenimus kartu, turėsite apie ką pakalbėti visą savaitę darbe. Galbūt tai taps jūsų kolektyvo kaip ir tradicija, kiekvienais metais ar būtent į kažkurį renginį visada važiuoti. Smagu net ir aprangą kartu susikurti ir vieningai dalyvauti. Taip pat ir vaikus galima įtraukti. Taip, tai turim klausimą, ar yra tekę matyti ir žmonių su negale dalyvaujančių OCR? Tai vienareikšmiškai taip. Ir tikrai esu matęs žmonės be kojų, su vežimėliu neįgaliojo važiuojančius. Be kojos iš tikrųjų matėme neseniai paskutinėse varžybose, kai netgi į rampą žmogus be kojos su pritvirtinta galūne šoka, daro, atlikinėja kliūtis taip kaip ir visi dalyviai ir bėga netgi trasas ir 12 km ir net ilgesnės ir, sakyčiau, netgi labai puikiai tai atlieka. Taip, ir yra, esu matęs žmogų, tarkim, be plaštakos irgi dalyvaujant varžybose ir atlikinėja tai netgi kur yra su neįgalio vežimėliais žmonės, tai kompanija, draugai, kolektyvas padeda, pastumia, kur reikia, užkelia vežimėlį, dar kažką, tai tikrai pagarba tokiem žmonėm, kad jie įrodo, kad gali, nesvarbu, kad yra kažkokia negalia. Negalia gal atrodo mums sveikiem žmonėm, jiems tai tiesiog papildoma kliūtis, kurie jie įveikia. Tai, kaip sakant, pasižiūri tokį žmogų ir paklausia savęs, koks tavo pasiteisinimas nesportuoti. Taigi, šeimos laisvalaikis ekstremalaus bėgimo su kliūtimis varžybose. Kaip matot, vaikai nuotraukoje smagus, kai kurie jau po varžybų purvini. Ir laimingi. Medaliais. Taip. Tai šiek tiek iš mūsų patirties dėl varžybų planavimo su šeima. Tai jeigu varžybos yra toliau nuo jūsų gyvenamos vietos, ne jūsų mieste, tai susiplanuokit kelionę ilgesnę, kad galėtumėt kelionės metu aplankyti įdomias paskeliui esančias vietas. Taip neprailgs kelionė, nebus kančia vaikams važiuoti, sėdėti automobilį ilgai, tuo pat prasimankštinsite prieš varžybas. Dažnai varžybos iš tikrųjų ir vyksta įdomiose vietose, jos būna strategiškai parinktos, kad netgi ir esame buvę varžybose bėgę aplink vandens parką, tai galima ir su šeima to pačiu aplankyti vandens parką, ar netoli atrakcionų parką esame aplankę. Iš tikrųjų, vaikams labai smagu kartu keliauti, mašinoje žaisti įvairius kartu žaidimus, bendrauti ir paskui grįžtant aptarti emocijas patirtas varžybose. Kas dar patarimų, tai pasirūpinkit maistu ir gėrimais, ne visada varžybose būna tai, ką mėgsta vaikai nusipirkti, ar vandens gali nepakakti, ar kažką tai turėkite užkasti, pavalgyti, atsigerti, turėkite sausus atsarginius rūbus, nes tikrai varžybose išsipurvinsite, tai didelė tikimybė, kad ir sušlapsite. Vaikams, kaip esu
pastebėjęs smagiausias tos varžybos, kuriuose yra daugiausia purvo, kur labiausia įsipurvina. Tai jūs nevaržykit vaikų, neperkelkite vaikams savo baimių, kad sušalta, kad nukrisi, kad tu įsipurvinsi ar kažką. Tai varžybų organizatoriai masto apie saugumą, masto apie viską, tai jūs atsipalaiduokit, leiskit vaikams būti vaikais, o patys pasimokinkite iš vaikų irgi būti vaikais. Džiaukitės purvu, džiaukitės kalniukais, džiaukitės duobe, džiaukitės iššūkiais. Taip, matau klausimą, kokius ritualus turite prieš varžybas, jeigu turite? Mes realiai iš tikrųjų turime kasdienius ritualus. Mes turime kasdienės mankštas, tai kurios vyksta taip pat ir prieš varžybas. Taip pat ramybės metas. Tai gal pavadinčiau režimas prieš varžybas, o ritualus tai turbūt sukonkretint nori, kai būna su kuria... Meditacija. Kurį batą pirmą ryšiesi ar kažką tais iš tokių ritualų, tai mano ritualas visada prie startą aš susikaupiu, šneku savo mantrą, šnekuosi su savim, šnekuosi su visatos ir toks mano ritualas yra. Daugiau kaip ritualų neturiu tokių išskirtinių, kad turbūt neturiu. Tu neturi, Sandra? Ritualų. Ramybė. Iš tikrųjų ramybė, neišsitaškyti energijos prieš startą, nedaryti kažko naujo, nenaudoti kažko naujo. Taip, dar klausimas, ar smagu sportuoti su šeima? Labai smagu. Labai. Smagu leisti laiką kartu, smagu dalintis, smagu palenktyniauti, parungtyniauti. Gyventi tuo pačiu ritmu. Aš, pavyzdžiui, esu pralaimėjęs savo sūnui kabėjimo varžybas. Kažkas šiek tiek išjungsiu garsus dalyvių, kad nebūtų. Kažkas nori įsijungti pokalbį. Taip. Rodo visi jau išjungti garsai. O jeigu vaikai laimingi, tai ir tėvai laimingi, tai su šeima. Ir sportuoti ir būti ir laiką leisti kartu visada yra smagu. Taip. Tai aš nebaigiu pasakot, kad savo sūnui Eimantui dar aš prieš šį laiką pralaimiu kabėjimo varžybą. Kas ilgiau užkabės, nė karto nesu dar prieš šį laimėjęs. Tiesiog paprastas pasikabinam ant skersinio ir kas ilgiau užkabės. Ir manau, kad vaikams smagu nugalėti tėvus. Taigi, dar viena iš laisvalaikio praleidimo būdų bernvakaris arba mergvakaris ACR varžybos. Toks pasiūlymas tikrai esam ne kartą matę iš Open bangos, tos mėgėjų, vadinkim, bėgimų, kai atvažiuoja žmonės švęsti bernvakarį arba mergvakarį į ekstremalaus bėgimo varžybas, apsirengia, pasipuošia. Taip, tai ne tik tai bernvakaris, mergvakaris, būna netgi ir piršlybos, visokių dalykų žmonės sumąsto. Taip, tai tokia idėja aktyviam bernvakariui arba mergvakariui, tai pliusas, nereikia vartoti alkoholio. Galit ir taip po purvais, veidų į purvą kristi. Nebūtina išgėrus alkoholio kristi. Duoti iššūkį jaunai. Taip, esam matę, kaip moters maketą, vadinkim, neša visą trasą, kad čia kaip alegorija tai, kad per gyvenimą kartu reikės nešti žmoną. Visokių sugalvoja, tai siūlyčiau irgi, kam trūksta idėjų, bernvakarių, mergvakarių ar kitai šventai, tai ekstremalaus bėgimo varžybos nebūtinai yra vien tik varžymasis. Varžymus yra profesionalai, kurie treniruojasi, tuo gyvena ir dirba, kaip sakant, ta linkme, tai gali tiesiog atvažiuoti ir smagiai praleisti laiką. Taip pat visai yra neblogas būdas, pavyzdžiui, turint ar firmą ar kažko užsiimant, pasireklamuoti, pasigaminant palaidines vienodas, ir parodyti, kokia esate vieninga komanda. Taip, tai turim klausimą, kodėl dažniau renkatės varžybas užsienyje nei Lietuvoje.
arba pagal kokius kriterijus atsirenkate, kur dalyvauti. Užsienyje varžybas renkamės dažniau negu Lietuvoje, tai visų pirma dėl to, kad užsienyje, būtent Lenkijoje, kur dažniausiai važiuojame mes, jos vyksta žymiai dažniau. Taip pat varžybų lygis. Vadinkim, Lietuvoje šiek tiek dar nėra tiek techniškų kliučių, kad galėtų aukšto lygio atletai varžytis tarpusavyje. Lietuvoje vienas kartą metuose būna Alfaranas, kuriame susirenka stipriausi atletai, dar keli renginiai kiti ir viskas. O užsienyje, pavyzdžiui, Lenkijoje yra daug profesionalių atletų ir norint tobulėti reikia lenktyniauti su stipresniais arba savo lygiais atletais. Tai dėl tų priežasčių renkamės, dėl varžybų organizavimo pačio, dėl to, kad jau nebūna nesusipratimų su trasų žymėjimu, nebūna kažkokių kitų organizacinių nesklandumų, tiesiog atvažiuoji ir žinai, kad atvažiavai varžytis ir nesutrukdys kažkokį pašaliniai dalykai. Pagal ką tu renkiesi tu Sandra varžybas? Kaip treneris liepia. Ne, iš tikrųjų, tai tikrai pagal profesionalumą ir labai smagu varžytis su stipriais sportininkais. Tai nuvykus į Lenkiją, tą labai puikiai pajutau. Tikrai Lenkija labai stipri OCR sporte ir turi daug, iš tikrųjų nemažai varžybų, techniškai sudėtingų. Taip, PS mūsų nelenkia, neremia Lenkijos ambasadą Vilniuje. Taigi, laisvalaikis, asmeninis laisvalaikis OCR varžybos ir treniruotės. Nebūtina nori praleisti laisvalaikį būtent su darbo kolektyvu kažkur tais, arba su šeima, arba jeigu jūs esat vienas, tai visada galit prisijungti prie komandos. Tai parodysiu filmuką, kaip komanda mūsų OCR Baltic Warriors, vienose iš Lietuvos varžybų Alfaran, dalyvaujam, kokią emociją, patys pažiūrėkit ir jeigu nežinot, kaip ruoštis, kur ruoštis, jungitės į komandą, klauskit klausimų, kartu keliaujam į varžybas, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, daug privalumų, žodžiu, į ką norėsit, susirasit informacijos. Beje, galėčiau pridurti, kad aš taip pat pradėjau iš tikrųjų OCR sportą kaip asmeninis laisvalaikis, kol pamačiau šią nuostabią komandą ir prisijungiau. Tai tikrai rekomenduoju. Junkitės ir tikrai nepasigailėsit. Dėl mūsų šios aprangos esame pastebėti visur. Tai irgi vienas iš komandos privalumų. Taip, labai gerai matomės. Ir nuotraukose, fotosesijose, tai iškart žinom, kur komandos narys bėga. Ir atvykusių mus pažįsta, žino. Taigi, o buvo klausimas apie kaip pasiruošti varžyboms. Tuoj baigsiu į klausimą. Profesionaliai treniruotis šiam sportui, ar čia daugiau individualus dalykas tarp entuziastų. Treniruotės ekstremaliam bėgimui su kliūtimis susideda iš skirtingų etapų, iš skirtingų disciplinų. Pats žodis ekstremalus bėgimas, tai jau pasako, kad teks bėgti ir bėgimui dažniausia visi ruošiasi savarankiškai atskirai pagal savo trenerių planus, ar pagal savo asmeninius planus, ar pagal nuojautas, kaip jau čia kiekvienas pasirenka. Kas toliau susideda jėgos treniruotės, tai jėgos treniruotės irgi bendras fizinis pasiruošimas, tai tikrai kadangi sportininkai yra skirtingų lygio, tai irgi atskirai.
Technikos treniruotės, tai čia jau vyksta dažnai kartu, tai yra treniruotės vyksta ir prie Vilniaus Jašiūnuose, komandos narys turi pasidaręs puikią bazę, kur treniruojasi komandos nariai, taip pat vyksta Kaune treniruotės, ne tokioj geroj bazėje, o tiesiog viešuose, išnaudojant viešą infrastruktūrą, vadinkime, kas yra treniruokliai pastatyti viešoje erdvėse, pakabinant, modifikuojant su savo OCR žaislais, kaip mes juos vadinam, visokiais žiedais ir kybiais. Klaipėdoje irgi treniruotės vyksta kiekvieną sekmadienį, tenai yra kas daugiau bėgimo treniruotės, tačiau ir su OCR prieskoniu. Komandos narys Gediminas veda, tai kam aktualu, esate iš Klaipėdos krašto, rašykit, duosim kontaktus ir tikrai pasiruošit bėgimui su kliūtimis. O geriausia treniruotė tai varžybos. Varžybos yra galimybė išbandyti kliūtis. Taip pat sekančiose varžybose dažniausiai jau seksis tikrai žymiai geriau. Tai reikia kuo daugiau dalyvauti, bandyti įvairesnių ir tikrai tobulėsite. Teisingai Sandra papildė, tai aš kaip treneris visą laiką sakau, kad geriau jau vienos varžybos negu 20 treniruočių padaryti. Tai naudos tikrai gausi daugiau. Aišku, tikėtis iš karto aukštų vietų varžybose nereikia, nes reikia gauti patirties. Kliūtys yra specifinės ir netgi, kad ir man daug patirties turinčiam OCR varžybose esu jau sudalyvavęs virš 100 varžybų, tai atvažiavus į visiškai naujas varžybas, kur yra naujos kliūtis, tarkim, Europos čempionatas šiais metais, tai kai kurios kliūtis pradžioje atrodė šiek tiek sudėtingos. Reikia savo patirtim pasinaudojus pamastyti, pagalvoti, sugalvoti taktiką, kaip jas įveikti. Ne viskas taip paprasta, bet kai vieną kartą jau esi įveikęs kliūtį varžybose, tai paskui jau čia kaip dviračių išmokti. Jau lengviau ir lengviau viskas vyksta. Jeigu dar kažkas turit klausimų, prašau, klauskite. Mūsų paskaita keliauja į pabaigą, tai apibendrinant, aš noriu ir pasakyti, kad ne tik tais ekstremalus bėgimas nėra lygų varžybos. Tik tai. Ekstremalus bėgimas tai yra ir treniruotės, tai galite, naudodamėsi tą pačią viešą infrastruktūrą, yra vadinami monkey barai, kopėtėlės, daugelį miestų, parkų, visur prie mokyklų, tiesiog pasidaryti savo su šeima, su draugais, su kažkuo iššūkį. Galit pasidaryti mini kliūčių ruožą, panaudodami elementariausius daiktus. Kaip pavyzdys, ateinat į parką, matot kopėtėlės, matot kažkur šonės soliukas yra, matot medis, matot rastas, matot akmuo. Tai ką, pereit kopėtėlėm, tarkim, tiesiai rankom laikantis, nubėgti pralyst pro soliukų, nubėgti iki medžio kažkurio, tai atnešti rastą iki kažkurios vietos, gal nunešti, vėl pribėgti prie kopėtėlių, įveikti šonų ar nugarą. Čia pasitelkit fantaziją ir tikrai galit pasidaryti ir kaip tradicija, ir tai nėra, kad vien tik tai varžybose jūs galite tą ekstremalų bėgimą propaguoti. Taip pat tiesiog bėgiojant miške, radot medį skersai nuvirtusi, nulipkit, radot šaką, prisitraukit, susigalvokit. Ypač vaikai labai mėgsta mini OCR kliūčių ruožus, varžytis, nuimti laiką ir tikrai daug smagumų yra. Pastebėsite, kaip stipriai lavės vaikų fantazija. Iš tikrųjų, vaikštant, jie jau patys mato kliūtis, jas kuria savo vienas kitam iššūkius ir bando įveikti. Taip, turim klausimą. Žinau, kad visom kliūtim iš anksto nepasiruoši, nes organizatoriai jas vis atnaujina, bet gal galite parekomenduoti bazinius pratimus, kurie tiktų pasiruošti daugumai kliūčių. Pradėkim nuo bendro fizinio pasiruošimo, tai vadinkim barpiai. Pratimas toksai, kur dabar neturiu kaip parodyti, bet darai atsispaudimą, pašoki, atsistoji, suploji, vėl ant žemės, vėl darai atsispaudimą, tai tokių padaryti 30 tai tikrai. O pats pagrindinis dalykas OCR sporte tai yra prisitraukimai. Taip. Liūtai ir sienos neįveikiamos. Įvairių variacijų prisitraukimai.
vadinkim, rankos nuo savęs, rankos į save, plačiai, siaurai, ant rankšluostukų galit Iš perti. tikrųjų, Dainiau, gali pasidalinti, tu esi iššūkį sukūręs. Taip, pernai vykdžiau gruodžio mėnesio iššūkį, 2022 pristraukimai per gruodžio mėnesį, tai įmesiu nuorodą ir bus tenai yra viso mėnesio treniruotės, ne tik pristraukimų, bet ir bendro fizinio pasirengimo treniruotės kartu su kitais pratimais. Ir tikrai sustiprėtumėte. Tai pagrindinis pratimas, kaip sakiau, neskaitant bendro fizinio pasiruošimo, tai yra prisitraukimai. Aš galiu iš asmeninės patirties, žinokit, rekomenduoju, nes pati per metus taip stipriai sustiprėjau darant šitą iššūkį, tai dauguma kliučių tapo žymiai lengvesnis, lengviau veikiamas. Ačiū, Dainiui. Prašau, visi galit naudotis. Ar dažnai tenka varžybų metu lysti į vandenį žiemos metu? Dažnai. Varžybų Rengėjai mėgsta. Tai vienas iš turbūt ekstremaliausių atsiminimų žiemos metu, tai buvo lindimas į eketę esant -13 laipsnių šalčio. Likus 500 metrų iki finišo, reikėjo panerti į eketę. Atsimenu tą jausmą, kai išlipus iš eketės, nešalta buvo, nes vanduo žymiai šiltesnis negu oras. Bet jaučiu, kaip stingsta, taip visos rūbai, kaip ledukai sušoka. Ir nebuvo labai sudėtinga paskui dabaigti įvykti trasos, nes paprasčiausiai nespėja atšalti. Daug šalčiau yra buvę ankstyvą pavasarį Spartan varžybose, kai reikėjo lysti į kalnuose esantį ežeriuką, į kurį suteka kalnų upeliai, tai tikrai jausmas buvo daug labiau šaltesnis pojūtis negu lendant žiemą į eketę. Tam yra speciali apranga, jau dabar esame irgi pasimokę, išmokę, kad esam tam tikriems orams šaltesniems ar lietingesniems, arba žinom, kad bus vandens kliučių, tai yra vėjo, lietaus striukės, kai kam jų net nereikia būna. Kai kada priklauso nuo pačio žmogaus, nuo jo šalčio tolerancijos. Tarkim, vienose varžybose gali būti, kad du žmonės tos pačios sąlygos, bėga vienas žmogus su lietaus striuke, kitas žmogus nuo vėjo striuke, kitas bėga be maikė. Tai kad neštis mažiau drėgmės ant savęs. Taip, klausimas. Dažniausiai kelintą vietą gaunat. Visų pirma, tai vietų mes negaunam, vietas iškovojam. Gaila, bet ne. Dainiau, kelintą tu dažniausiai gauni. Stengiuosi pirmą. Dažniausiai pavyksta. Taip, ar bus rengiamas iššūkis šiais metais? Dar nežinau, galbūt paliekim ateičiai šitą dalyką. Manau, kad dubliuotųsi, jeigu būtų rengiamas, nebent sugalvot kažką kitą, bet kol kas nesusigalvojęs geresnio iššūkio, tai pakeisiu skaičiukus ir kartosim iš naujo. Kad labai puikiai ir šitas veikia. Taip, dar klausimo, kokia jums sunkiausia kliūtis? Sudėtingiausia? Sunkiausia. Sunkiausia. Taip, paklausiu, sunkiausia. Gali būti ir sudėtingiausia. Tikriausiai peršokti tokius apvalius, jie vadintųsi parabanai. Šešiakampiai besisukantis. Tai ten 2-3 būna pritvirtinti ir juos reikia rankomis. Tik tai pirštų galiukais peršokinėti. Nuo vieno ant kito. Aš sunkiausia kliūtis, nežinau. Yra geras pasakymas, tikrai ne mano, kažkurio trenerio, dabar nepasakysiu kurio, yra jeigu OCR bėgime tau yra nors viena kliūtis lengva, reiškia, tu per lėtai bėgi. Tiesiog toks pasakymas. Tai jeigu atiduodi 100% save, tai ta pati siena irgi yra sudėtinga kliūtis, tiesiog greičiau įveikiama. Taip. Tai yra sąrašas paskaitų, tai buvo 3 paskaita šiuo metu iš 8 paskaitų ciklo, taigi sekanti paskaita
svarbiausi savarankiškų pasiruošimo ekstremaliam bėgimui su kliūtimis varžybų principai. Tai kadangi jau šitoj paskaitoj sudominom tuo OCR, papasakojom, kas Labai yra. tikimės. Sudominom. Apie varžybas pašnekėjome, kad kaip laisvalaikio praleidimo būdas ekstremalus bėgimas. Taigi, sekančių paskaitoj mes šnekėsim, kaip savarankiškai pasiruošti ekstremaliam bėgimui su kliūtimis ir varžybų principai, ką reikia žinoti. Labai bus naudinga paskaita tiem, kas ruošiasi pirmą kartą dalyvauti varžybose ir tiesiog bus lengviau susiorientuoti, kas ten laukia, kas kaip ir galėsite sudalyvauti. Atkreipiu dėmesį, kad sekanti paskaita vėl už savaitės trečiadienį, o vėliau, kad penktoji paskaita, tarp 4 ir 5 paskaitos bus 2 savaičių pertrauka, nes yra lapkričio 2 diena trečiadienis, nedarbo diena, daug kas lankys artimuosius, artimųjų kapus, tai ir mes neišimtis, dėl to paskaitos nebus. Dar turim klausimą, žiūrėk, Sandra. Papasakit, kas jūsų laukia savaitgalį. Oho, savaitgalį turėsim tikrai super intensyvų. Laukia varžybos, Ranmagedon varžybos Lenkijoje, paskutinės šiais metais, finalinės. Dainius labai aktyviai kovoja dėl pirmosios vietos tarp visų Lenkijos geriausių sportininkų. O aš jam labai noriu padėti ir veikti Lenkijos moteris varžovės, nes bendrai įskaitoje dalyvauja vyrai ir moteris, varžosi tarpusavyje ir renkamas iš visų varžybų daugiausiai taškų surinkęs dalyvis. Skaičiuojami 6 geriausi rezultatai iš varžybų, tai jau šiemet mes su Sandra dalyvavom turbūt Lenkijoje 17 varžybų. Kiek Dainių laimėjai? 12. O ant podiumo stovėjau visus kartus, tai šitos Ranmagedon varžybose. Tai šį savaitgalį, šeštadienį mūsų laukia 6 kilometrai, kalnuotoje vietovėje, kalnuose, prie Čekijos sienos, finalinis etapas, taškai dvigubinasi, gauti, tai gali pasikeisti turnyrinė lentelė stipriai. O sekmadienį 21 km su 50 plus kliūčių, irgi dažniausia įsivaizduoju, kad vertikalus pakilimas bus 1000 metrų. Tai 1 kilometras, ne tik nubėgti pusmaratonį tiesiu keliu, bet dar į viršų kilometrą užlipti. Ir dar kliūtis įveikti. Taip. Taip pat bandysim ir komandinėme sudalyvauti bėgime. Aišku, bėgsim kaip ir asmeninį rezultatą, bet 5 geriausių komandos narių rezultatas bus laikas sujungiamas ir išrenkama geriausia komanda. Tai ir didelė dalis, ne tik didelė dalis, bet dalis komandos mūsų važiuoja irgi šitas varžybas dalyvauti, palaikyti, tai labai smagu. Kokia mūsų draugiška komanda, kas norit būti draugiška komanda, junkitės ir sudalyvausim. Matau, kad klausimų nebėra, valanda mūsų baigėsi. Labai jums ačiū už dėmesį. Ačiū visiems žiūrėjusiems, smagu buvo pasakoti, tikiuosi naudinga. Šita paskaita bus įkelta į OCR Baltic Warriors YouTube kanalą. Tai pasižiūrėkit, galite atsisukti, pasidalinti su draugais, kas nematė, ką norit sugundyti, aktyviau gyventi, sveikiau gyventi. Taip pat yra ir pirmosios 2 paskaitos tenai įkeltos. Tai dalinkitės, naudokitės, like, share. Tai ačiū susirinkusiems. Ačiū, padėkoju žmonės, ačiū Janina. Ačiū. Mes laimingi sportuodami, dar paskutinis klausimas. Be galo laimingi. Ir jums linkim tos laimės patirti. Aš su galu laimingas ir irgi linkiu jums laimės patirti. Tai tikrai sportas man džiaugsmas, mano laisvalaikis, mano savirealizacija, mano hobis, tai tikrai laimingas. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki pasimatymo kitą kartą. Ačiū, Dainiau. Ačiū, Sandra.